judrus miestas su savo infrastruktūra, taisyklėmis, kuris kaip gyvas organizmas stengiasi tobulėti, spręsti klaidas bei kelti vis aukštesnės užduotis dėl bendro vystymosi tikslo. Bet ar įdomu, kaip miestą ar pasaulį mato mokslininkas? Gyvename skirtingame tankyje. Kuo toliau objektai ir atstumai tarp jų didėja, viskas lėtėja. Kuo arčiau, veiksmas greitėja. O dar arčiau, ten, kur žmogaus akis neįžiūri, vyksta dar didesni procesų mainymaisi, reakcijos, bet visumoje bendras tikslas panašus – vystymasis ir išlikimas. Deja, ne visi procesai mus džiugina. Ar tai būtų juodoji skylė, tankas mieste, ar maždaug 120 nanometrų dydžio virusas, kuris 2019 metais visam pasauliu ir mokslininkams iškėlė rimtų uždavinių. Bet ar mes galėjome būti tam pasiruošę? Mes manome, kad tai buvo pirmoji pandemija pasaulio istorijoje, kada technologijų pagalba ypatingai dideliu greičiu komunikavo ir susivienijo viso pasaulio mokslininkai, spręsdami vieną klausimą – COVID-19. Todėl šiandien, panaudodami ir plėsdami tyrimų įrangos bazę, didindami ir tobulindami laboratorijos specialistų žinias, mes visas jėgas skirsime ateities pandemijų ir protrūkių klausimams bei infekcijos plitimo kelių nustatymui. Atliksime užkrečiamųjų ligų sukėlėjų laboratorinius tyrimus nacionaliniu lygmeniu. Taikydami modernius bioinformatikos sprendimus, išplėsime bakterijų ir virusų genominę atranką. Taip pat sukursime priemonės skirtas infekcijų plitimo kontroliai ir naujų ligos sukėlėjų nustatymui šalyje. Rezultatus integruosime į Lietuvos ir užsienio duomenų bazes, tarp kurių dalinsimės sekoskaitos rezultatais. Tokio masto tyrimai stipriai padidins galimybės savalaikiai aptikti pavojingus patogenų variantus ir mažins skaudų sveikatos krizių poveikį žmonijos ateityje.